bežionė prisirišę laiko. Ant narvo žepsėtų parkšėlį. Ektonams. Baisu tiesiog, tai taip ir. Pagalvoju, šis pasaulis toks neteisingas, aš negaliu. Parsivežam šunį. Jų šuo. Įkandu man tai. Va. Lauks galingas šitas. Eik tu savo. Tai čia didelis, belia kaip mano ranka. Nespėjau iš kambario išeit, pradėjau visiems sakyti ate, iškart pradėjo ašaros birti. Mes su mažytė sakom tau labas ir kviečiam žiūrėti antrąją dalį, kaip atrodo mano kasdienybė Tailande. Tai gero žiūrėjimo. Atvariau į vaistinę šiandien, galvoju reikia pastos nusipirkti ir dar porą dalykų. Hello. But it's new. Okay. Sorry, please stay with me too. Oh, sorry. Žodžiu, čia visko yra. Ir makiažo, ir kremukų visokių, saldainiukų, SPF, ir kepurių, ir tų, ir ten. Visokių pakrovėjų ir tų gali rasti. Žodžiu, vieną parduotuvę vaistinę, bet čia ir visko. Ir tašikių, ir drabužių. Wow. Akinukai. Žodžiu, visko čia gali rasti. Aš perku. Tuoj parodys, kad perku. Pastą. Ir kažkokius paragauti. Turėjau dabar į kitą šopą. Pažiūrėti, ką man čia nusipirkti pusryčiams. Kažką tais. Šiaip čia nuvažiuot, kai reikia. Aš pietus ir vakarienę kažkur valgau, bet pusryčius tai aš norėčiau namuos pavalgyti. Einu vidų pažiūrėti. O, žodžiu, prisėmiau paucų, dribsnių, elektrolito pieno, jogurto, vandens, krekerių. Ir tada vaisių smučiui. Apelsinų, bananų. Čia neatsimenu, kaip vadinasi, kur viduj toksai rūgštus yra. Ir mango. Dabar jaučiuosi tai tikrai kaip azijietė. Dabar kažkaip reiks viską parsivežti, kad nenukristų. Nes čia visai ir kelio dabar parvažiuoti. Tai žodžiu, prisipirkau, aš išleidau kiek už viską 20 eurų. Kažkas tokio. 600 šitom batų. Tai 2 eurų gaunasi. Tai va. Sakyčiau, už tiek maisto tikrai neblogai. Koksai gražus šunytis. Tik kiek metų jie yra, kažin? Žiūrėk, nuo vieno dančiaus nėra. Nuo vieno dančiaus. Nėra. Aha, matau. Nežinau, jei gali būti 10, 11, 12. Tai žodžiu, čia istorija tokia trumpa. Mes su Rasa varėm maitint stray dogs ir pamatėm tokį šuniuką, kuris labai toksai išsipešiojęs, tas kailis toksai ir labai baikštus ir žodžiu perdžiuvęs visas. Nu ir Rasa pagalvojo, kažką ten pasakė, kad reikia gal paimti. Nu ir žodžiu, tą dieną jau išvažiavom namo, bet labai galvojom, kad sunku bus jį sugauti. Žodžiu, kitą dieną atvažiavo su Mantu ir sugavo. Ir aš paliksiu čia tokį trumpą video. Tai va, ir jie tiesiog paėmė tą šunį, visą batoną reikia atiduoti, kad jį priviliuoti, bet žodžiu paėmė, parvežė ir va, matot, kiek yra visokių blusų ir visokių gyvių pas jį. Tai taip net nesimatė per kailį, bet dabar kaip matos, tai wow, čia yra insane. Va, pagrindinės sveikatos problemos, kokios būna šunims, tai čia 3. Tai erkės, tai jos perneša labai daug kitų ligų ant šunų. Tada yra heartworms, tai širdies kirmėlės, kažkas tokio. Tai jos ateina, pavyzdžiui, per tą uodą į šunį ir tada perneša kažkokias ligas būtent iš tų infected va moskitos.
Ir tada yra, žodžiu, odos liga kažkokia, mangi. Tos tokios erkutės jau čia gyvena po odą ir, žodžiu, niešti, plaukus prarandi ir open source žaizdos visokios atsiranda taip, kaip išgydė su šitu treatmentu. Jo, bet čia brangiai viskas kainuoja iš tikrųjų. There is no vet clinic in Kokhud. Jo, čia nėra klinikos Kokhudė, tai reikia visai kelti su keltu į Tratą, už Trato 100 km už miestelio ir tai gydys šuniukus, va, tai reikia. Dar kitų šnugurų aš net nežinau. Va, kainuoja dar hotelis, tada one way trip su dog ir dar taksi 3,500, tai čia yra, tai įsivaizduokit, 100 eurų. O norint nusipirkti maisto į mūsų salą, kad atplukdintų, tai reikia, kad iš Trato atplukdintų, dažniausiai sakosi, nuo 200 iki 400 kg kiekvieną mėnesį iš specialios Animal Shop'o ir turi išnuomoti taksi, bautą ir visą kitą, kad atvežtų, žodžiu, maistą čia į salą, o 20 kg kainuoja nuo 1000 iki 1500 batų, tai reiškiasi, čia yra nuo apie tram kem eurų maks. Tai galite įsivaizduoti, o perka 200-400 kg. Tada yra gyvūnėliai, kokių matė ir ką jie padarė šuneliams, nu arba nebūtinai. Tai va, gal pakomentuosite tą dalį, kur šuniukams, kas atsitiko, kai gyvatės įkando, kokios jos yra žiaurios. Ir čia pilna jų yra. Kokia. Nu, aš nemačiau, o gaila. Rytoj turim vestuves nuo labo ryto, tai dabar važiuoju su mašina ir vežu visus daiktus. Tiksliau, jis veža, bet aš tiesiog važiuoju, o man tas Rasa turės iš paskos. Rytoj bus labai fainaus kontento, nes bus vestuvės su monkais, su vienuoliais ir svečių bus šį kartą. Dabar mums reikia pastatyti tą visą kur bus vestuvės, tokį arką, ar kaip man tai vadinas. Dabar reikia pažiūrėti, kur vanduo buvo, kad per naktį nenuplautų. Tai va, aš man su visais įrenginiais žiūriu viską. Aš bet nematau to bičio, iš tikrųjų. Čia. Čia va. Tai va, tai čia kažkur reiks ateit, reiškia. Po truputėlį vaizdas matosi. Aš va nešiuoju. Ar iškėja? Tai va, tempiam. Mikis šiandien aš esu Raselės Mikis. Čia yra lotusai. Čia dabar žodžiu reikia padaryti, kad jie būtų nuimtos. Negerus lapus nepražydusius. Ir matyti spalvą. Ir galėtumėm dekoruoti. Nes šį kartą žodžiu ir su gyvom gėlėm, tai įdomu viskas. Ne visas gyvas gėlės, bet ir daug gėlių. Ir nuotakos plokštė, ir tai parodys su gyvais lotusais, žiūri faniai. Graži vieta šitą. Prieš tai buvo kitam resorte, tai dabar dar kitam. Labai gražus iš tikrųjų. Čia visi bičiai gražus. Va čia nulūžęs, galiu parodyti, kaip atrodytų. Turbūt prasiskleidęs. Va. Taksi.
Tai bus žiauriai gražios vestuvės su gyvom gėlėm. Wow, labai gražiai atrodo. Ir bus vienuolių. Tai bus įdomu, kaip ten reiks su jais būti, nes negalima ten prie jų nei atsistoti normaliai, pečius susidengti, apsirengti ir visą kitą. Žodžiu, tai... Bet manau, kad čia smulkmenėlė. Ten bus vandens tokia ceremonija, tai žodžiu, pamatysit, kaip atrodys. Ai va, ką dar norėjau parodyti. Čia, žodžiu, tos pagalėlės tam, kad klupti galėtų svečiai, nes čia bus vienuoliai ir kažkokia ceremonija ten nedarys. Ir šitie, jūs pažiūrėk, kokie gražus ir šį ir tikri padaryti. Aš galvoju, kad čia netikri ir iš jazmino, man atrodo, čia yra jazminas. Bet kaip, pažiūrėk, gražiai atrodo. Ir kvapas toksai įdomus, bet fainas, malonus. Ir tai va, atrodo. Žiauriai gražus. O byčias, pažiūrėkit. Čia žmonės plaukioja. Per upę. Visi darbuotojai sujudo visus lapus surinkti, kad būtų visas gražiai. Čia va ir resortas. Ir kaip surant ten ir jaunavedžiai jau. Atėjo jau svečiai. Nusifotkina, visiems taip gražu. Prasideda. Spėkit, kad susigaudinus sėdi jau. Moteris pradėjo verkti. Aš irgi verkiu. Taip miela. Jau praėjo ceremonija, dabar žmonės gers kažką tais, šampano, gėrimą. Ai, fainai, nu, ką galiu pasakyti. Nešame jaunavedžių kambarį, likusi tortą. Galėsi pamatyti, kiek kainuoja, kaip atrodo chata, kur kainuoja 200 eurų į dieną kažkur. Šiaip gražiai atrodo čia viskas. Taip sutvarkytai. Vaizdai gražus. Džakuzis privatus. Aha. Nu, niek įspūdingo, bet Kochkodzala ir Kochkodzala. Expensive, žiauriai. Viskas ruošiamės. Griaut viską, jau pusę daiktų nusinešėm. Va, kas liko. Nieko. Viską. Su raselė sutempėm. Visus bambukus. Gėlės, viską į dėžutės.
Ir viskas, vestuvės baigtos, bet ir taip karšta. Tai neįmanoma, net ir tvertis, atrodo. Atvežė mane prie šventyklos apleistos. Tai labai gražiai iš viršaus matosi. Čia uždaryta, ne, ir jinai. Aha. Absoliutas ant jūros, matai? Aha, matau. Nesimato, kur žinot, skaičiau, kad Bankokė ir visur kitur labai dabar didelė ta Jo. yra. Gali būt, kad čia nuo Bankoko atėjo. Gali būt, kad čia Gražiai atrodo. kortelė būtų. Viewpointas. Jau tą žvejų kaimelį važiuot, nes ten nuvažiavus pastovi kokį nors šunių rasiu, kur čia. Va, katinukai čia visi su antkakliais, visi mylimi, o šunis tai, tipo, jiem asocijuojas kaip nešvarus kažkoks gyvūnas. Ne, pasirodyk, ne. Iš tikrųjų, jie gaudo žuvis ar kažką? Ne, čia kaip pasigauna, kokiais šviežios žuvis eina kitos tinklus. Žiniuks viršas. Irgi nekriptas. O, jis vis paeina, atrodo. Dienas nepaeina. Žvejų miestelis atrodo kaip vienas didelis sąvartynas. Nu, ne visur, pavyzdžiui, čia biškį tvarkingiau. Bet šiaip tais. O ten tą šunį, kur matėt, kur pafilmavau, tai jeigu leis mes jį paimsim, nes jam ten tikrai labai negerai yra. Bežionė prisirišę laiko ant narvo, žiūrėk, sėd, vargšėlį, visą gyvenimą. Kaip žiauru, o Dieve. Nu gal jie gerai yra, bet o tai va gyven kažkam šišlynė. Su daiktų jie niekur negal nueiti, nei pašokinėti. Nesuprantu aš tokių žmonių iš viso. Iš vis nesuprantu, kam malonumas čia yra absoliučiai. Nei laš. Prasme. Man net baisu tiesiog, kad taip yra. Ektonams. Greičiausiai vienas beliko iš visos vados, tas pats žiūrėk, karočiui, kaklas kažkoks suvaryts. Tai ant to mirs irgi. Greičiausiai. Dar vienas katinas. Ir dar vienas. Nu, tipo, katinas jie mėgsta, bet ten tas katinas tai visiškai mirštantis atrodo. Išmirė visi jaučia. Nebent paėmė kokią skundą kas nors ir valdžio jos surinko ir išvežė ir išmetė į sąvartyną jūsų. Nes būna, kad atvažiuoja nebėra šunų. Buvo tokie 3 šuniukai gyveno prie vienos parduotuvės prie gatvės ir po to dingo, paklausiau, ten savininkas sako, salos valdžia, sako, išvežė į sąvartyną, kad aš jų neberadau sąvartynę, tai gali būti, kad kažkur arba numirė, arba išmetė kažkur tiesiog juos. Kai geri šuniukai būdavo. Žodžiu, palaikiau aš tą katiną mažą. Tipo, jam kaip ir vis gerai, bet tiesiog jis dar mažas labai. Ten niekas ten kokios meilės duod, nei ką. Nu, tipo, tą bežinėlį irgi taip gaila. Pagalvojus, tas pasaulis toks neteisingas, aš negaliu. Kas ką nori tą savo laiko, kol mažas, pasidžiaugia, o vėliau nereikalingas. Tai čia aš nežinau, čia reikia šviesti tos žmonės, nes ne tiesiog jam nedaim, tiesiog, kad čia reikia rūpintis. O dėl to šuniuko, tai mes paimsim jį. Ir tik reikia jį sugauti dabar. Paėmėm. Jėzau, kokios akys išsprogusios. Jeigu akis įsprogusios, gali būti suskydliau. Laksa daime. Bailiukas. Nanuk.
darau mankštelę ir man kažkas neduoda ramybės. Ane? Man mane nuo darbo biškį atitraukė ir žodžiu atvarėm į servisą, nes motociklas rasėlės kažkas yra. Ir žodžiu, man nori parodyti tokiam žmogui, nu tam, kur taiso tos motociklus, kas sugėdė ir atsisėdo ir tas jų šuo įkando mantui. Va! Aš nesupratau, kad čia žiauriai. Čia mėlynė bus 100%. O todėl, nes man kažkada įgydė. Ir galbūt atsimena, arba tiesiog gal dėl to, nes pagalvoju, kad tą jo šeimininką norim paimti. Koks servisas. Padangas mano masai pripūs. Nu, grįžtu prie darbo. Jau ir krūvelėm viskas padaryta. Nu, ne vis dar, čia biškliko. Pabaigsiu sušluoti ir tada vakare surinksiu, nes dabar jau labai karšta ir... Ligoniukas mūsų, nu, mažyti, kaip tu guli, kaip kryžius, nu. Jėzus, Marija. Dar noriu parodyti tokias knygas, kur, kai ateina žmonės, visą laiką Rasa su Mantu jos rodo. Čia kaip sterilizavo šunis, kiek žmonių dalyvavo ir kiek šunų buvo išsterilizuota. Tada kitas projektas, 550 šunų sterilizuota buvo. O matot, kiek privažiavo visokių veterinarų ir visi sterilizavo. Tada kiti projektai, tai čia volonteriai atvarė iš Soy Dog, tai čia labai didelė yra Tailando prieglauda. 450 šunų išsterilizuoti. Matot. Savo, taip, žiauriai keista, kad jie visi taip tiesiog guli. Bet čia ir nemirė, jie tiesiog apsvaiginti. Čia dar Street Dogs Issues, tai kas būna gyvūnams iš gatvės. Na, kokie. Tokie va mažyčiai. Va, kaip laiko. Aš tai negaliu, aš jau mačiau ne vieną kartą, kad taip laiko. Man aš negaliu žiūrėti. Va, čia Pinkė taip rado. Pinkės istorija tokia ir va taip ją rado prie tokio pririšto ir tiesiog pasiėmė. Va, taip gyvena šuneliai. Tokiam šiukšlynė kažkokiam. Bet koks iš tikrųjų galingas medis. Kokios? Bet koks galingas ir šitas eina savo. Kaip gerai atrodo. Ir matai, va tie vasiliukai, va, kur eina nuo viršaus. Aha. Tai va tie siliukai, tai čia kaip jo šaknė. Ir va tie siliukai, po kokių 10 metų iš to siliuko va šitoks va išauks, va, matai. Jis va ištyso, tas siliuks buvo po to, kai žemė pasiekė... Kas tokie termitai? Termitai tie. Tokios dalykai. A, tos didelės tokios. Šitą žemę labai derlinga yra, ta raudona. Bet tai pagalvojus, kaip keistai žmonės patys susigalvoja visokius. Tai reikia kaip religija irgi. Jo. Sugalvota viskas yra, kad bijo jie čia ateiti. Bet kiek daug čia prie medžių pririštų tų būdos? Jo, šitą vienuoliai užsirišę savo tokius skarmalus, kad atsišventis medis, kad nedaug dėl nenukriautų kas nors. Hang Nan Kiao Waterfall. Čia homestead, čia gali gyventi, ne? Nu, bet čia... Čia farm, kaip ferma. Čia toks tapas nuo homestead, čia nei elektros, nei vandens, nieko. Ai. Vadika. Patika. Vadimaika. Čia vanduo varo per lietaus sezoną, tai visur. Čia kriokliais tada būna. Žiaurus. Bet tada man tas kriokliais yra iš žuvęs. Žuvęs, nu. Čia, kur, pavyzdžiui, šiandien valgį nematėjo ir šamų turėjo kepę. Tai va, iš čia. Iš čia jie perka? Nu, arba iš čia, arba iš miesto, bet čia taip patys. Kol tokiam prastam vandenį jie laiko jos. Jie dumblė gyventi, šamai gal kokį 2 dieną maitina. Žiūrėk, jų namas va toks. Tai kiauras irgi. Kaip pagalvoju, plotą daug kvadratūros, bet viskas kiaura. Mhm. Visa tavo žemė, jų priklauso bananas augina, ananasas augina. Tai fainiai, kad vietliai taip užsiima. Na, kokias
Čia marodus toks kaip ekologiškas ūkis, kaip sakau. Eik, tu savo. Ir taip jie varo į kokį marketą duoda, ne? Tai vietiniai išperka arba savo, tiesiog arba čia parduoda. Tie bananai, kai pradeda cirpti, tada tie šikšnosparniai jos labai jėda, reikia juos uždengti kokį maišikį. Čia ananasų pilna. Bet nėra. O kas ten yra? Čia ir pipirai juodieji. Tos pipirus jie naudoja taip patiekalams, bet jeigu juos va sudžiovini, tai lietuviškai tie pipirai, kur mes dedam. Tik jie va taip atrodo. Juos Tipo, tu tie juodi? Jo. Jeigu sudžiovintų, jie susiraukšlėja. Ir labai jie pardavinėja, net juos gali nusipirkti. Tokia, žinai. Aha, jackfruit vadinasi, ne? Arba lietuviškai duonmedis. Eik, tu savo. Bet medis labai gražus pats. Kaip įdomi, kad tie vaisiai, žiūrėk, auga iš viso prasme, iš kamieno tokie. Žiūrėk, va. Oi, Gal tu tu savo. paprašyti, bubutė duos, aš tai paimsiu, kad tu paragausi. Bet tai čia didelis, belia kaip mano ranka ir tas vaisius. Dabar va prasideda, kad daug vaisių dera ir uždėrėsi kokie ten kovo, balandžio mėnesį. Nieko neperdirba, nieko. Žiūr. Kaip gražiai. Bet čia ne gražiausia vieta, kurią mačiau. Nuėjau čia, kur pirmą kartą vyko vestuvės, ten buvo gražiausiai. Ai, tipo čia ir? Ja, čia vyko vestuvės. Ai. Čia tos supinės, kur sėdėjom. Sako, Ai, bet nu. gražiausia, bet ta kur vyko. Aš nemačiau, nu taip pat ne to tilto. Rimtai. Savo žiaur, čia biškis filmam. Einam į Little Nine Cafe. Veiv. Neblogi. Einu pažiūrėt, čia katinų ir daug. Labas, katinėliai. Labas. Labas, kitsul, koks tu galėsius. Kad tu man kani. Mano spagečiai. Jau seniai bevalgiau. Makaronus. Nu, tokius va. O ne petai. Bet torčiukas. Mažytė. Mažytė. Tu nori važiuoti su mumis. Man su manim padarys, jeigu aš tai parduosiu. Kas? Sakyk, kad čia goda. Bravo. Parsivežam šunį. Labas, mažytė. Taip, geras šuo. Vincas. Eik. Eik šalin. Ne, taip. Labas. Mano paskutinis rytas. Ateik, nu atsisveikinkim. Marsiukai. Taip, va taip. Taip, mano vaikai. Ne, pasiilgsiu, aš jūsų pasiilgsiu. Tai ką? Paskutinis rytas. Atsisveikinu su šuniukais, kas nori, kas nenori. Buvo ir viršų nuėjus, irgi atsisveikinau. Gaila, bet reikia judėti toliau. Patyriau tą, ką turėjau patirti ir ką aš noriu pasakyti, tai labai noriu padėkoti Mantui su Rasa, kad mane priėmė, kad mane tiek daug išmokino, parodė salą, parodė visokių naujų dalykų su šuniukais, kad ir, pavyzdžiui, kaip tą veną pasukti, kai kokį kateterį deda ar dar kažką. Dalykų, kurių nebūčiau šiaip savo išmokus, jeigu nebūčiau atvažiavus čia, tai patirtis nuostabi, šuniukai nuostabus, kiekvieną spėjau susipažinti su charakteriu. Tiesiog labai faina ir taip pat noriu padėkoti savo šeimai, kad mane palaikė. Noriu padėkoti jums, kad žiūrėjot, kad laikinot, kad negailėt širdelių Instagrame. Noriu tai tęsti toliau. Noriu įkvėpti ir jūs tai daryti, nes tai tikrai yra prasminga, bent jau man.
o man tą prasme šiuo momentu gyvenime labai svarbu yra jausti. Tai va, ačiū, kad žiūrėjot, ačiū, kad palaikėt ir susitiksim jau kitoj savanoriavimo vietoj. Aš esu labai excited ir labai džiaugiuosi ir labiausiai gaila atsisveikinti su visais, bet žinau, kad manęs laukia dar daug visokių dalykų, tai yra kaip yra ir judam toliau. Tai ačiū, kad žiūrėjai ir iki kito video. Susitiksim kitoj savanoriavimo vietoj. Kaip džiaugsmingai, kaip laimingai. Net nespėjau iš kambario išeit, pradėjau visiems sakyti ate, iškart pradėjo ašaros birt, kaip pupelės. Jo, tai čia tikrai ir sunkiausia, vienareikšmiškai sunkiausia savanoriavimo dalis, tai yra atsisveikinimus. Realiai, kol kas matau tik vienintelį minusą, visi kiti tik pliusai. Bet kažkaip tas atsisveikinimas taip tau primena, kad tu eini tolyn, važiuoji kažkur kitur, patiri kažką naujo. Tai ir yra vertinga. Aplamai savanoriavimams ir vertinga. Ir prasminga, kai gali padėti kitiems. O ypač tiems, kurie to negali padaryti patys. Tai savanoriavimo šiaip galimybių yra labai daug. Tai tiesiog tik reikia išsirinkti. Tai va, dabar tikrai jau noriu pasakyti, kad susitiksim kitoj savanoriavimo vietoj ir iki kito video. Ate.